Tai va, tai aš ir sakau, kad šitai grupiai informacijos reikia, informacijos ne praktikų, o žinių, informacijos, kai darėm praeitą kartą meditaciją, iš karto pasimatė, kad ant proto, ant informacijos visi užsivedė, tai o paskui vėl, ant meilės vėl visi taip nusėdo baterijos. Tai kai informacija, tai ir žmonių daugiau. Tai norėčiau pradėti nuo to, kokia yra prasmė visų tų dvasinių praktikų ir va čia jums lentelė apačioj, mes vis prie jos einam, tos 8 pakopos. Tai per astrologijos kursą man visada patinka, pirmam kurse mes aiškinamės ten 12 simbolių, aiškinamės kodėl jie, kaip ten kas veikia ir išsiaiškinam, kad ten pavyzdžiui kovoti reikia tik tai dėl meilės, ten pinigus kaupti tik tai tam, kad palikti kažkam, vaikams, kam daugiau ar ne, ten giminė reikalinga tik tai tam, kad augintų autoritetą ir apsaugotų savo žmonės. Ir paskutinis būna klausimas, o kam reikalingas dvasingumas? Dvasingumą žymi, žodžiu, mes kai ten kalbam, tai yra žuvų ženklas ir ten vat Neptūnas žuvų ženkle, jis rodo dvasingumo lygį ir aiškinamės, o kam to reikia. Ir visi labai nustemba, kad dvasingumas yra vardan Veneros. O Venera astrologijoje ką jinai reiškia? Meilę, turtą, prabangą, komfortą, malonumą, bet esminis Veneros bruožas tai yra harmonija. Tai visos dvasinės praktikos, jos turi nešti harmoniją, o kai žmogus yra harmoningas, jam tikrai visas gyvenimas bus malonus, jam niekada netrūks nei turto, nei kažkokių tai, jis visko mėgausis. Tiesiog vardan harmonijos tai yra. Ir dažnai būna, kad dvasinės praktikos į šeimą parneša kaip tik disharmoniją, kai žmonės pradeda vaikščioti kažkokius užsiėmimus ir paskui grįžę pykstasi su šeimos nariais, kad aš čia darau, o jūs nedarot, jūs atsilikę, aš tai dvasiškai tobulėju ten, o jūs tai va tokie, kodėl jūs negalit, ir prasideda karas. Tai nevardan šito yra dvasinės praktikos. Tai visos tos jogos 8 pakopos, jos siekia padaryti žmogų tobulą būtybę, žmogiškam lygmenį. Kaip gyvūnas, tarkim, beždžionė, savo įsikūnijime, kad ir kiek bus protinga, kad ir kiek mes ją išlavinsim, žmogum netaps jinai. Netaps. Bet jinai gali būti tobulai savo lygmenį išsivyščiusi ir būti laiminga. Lygiai taip pat žmogus. Kol žmogus yra žmogus, jo tikslas yra pasiekti žmogiškam lygmenį aukščiausią tokį išsivystymą, kada tau gera gyventi, kada tau malonu, kada tau nieko netrūksta, tu gali mėgautis savo gyvenimu. Tavo gyvenimas pilnas meilės, harmonijos. Tai toks yra mūsų tikslas. Tai va, ir pradžioje, kai mes dirbam su kažkokiom energetiniam praktikom, kai žmonės pradeda medituoti, kai jie pradeda gilintis į kažkokias energijas, žinoma, reikia pagalbinių priemonių. Reikia ir muzikos, reikia ir ypatingų vietų, bet atrodo, mes irgi šiemet važiavom į Dolmenus, į
Lopaičius Rietavo rajone, šiemet važiavom 3, pakliuvau tarp 2 mergelių, tai paskui galvojau, kaip čia išsiveršti iš to narvo, iš vienos pusės viena, iš kitos kita, bet buvo tikrai įdomių patirčių. Tai vat, važiuojam į kažkokią vietą, energetiškai labai stipri, taip, tai vat, pradedančiam žmogui, labai svarbu yra pasirinkti kažkokią tinkamą vietą, kad jinai būtų energetiškai stipri, kad galėtum pajausti. Ir buvo tokių įdomių patirčių, kaip jau dabar gintarės nėra, ant gintarės nebegaliu pajuoti, tai ant Martyno pajos. Tai čia mūsų mergelė viena. Tai, žodžiu, ateinam mes prie akmens, kuris gali teikti sveikatos. Taip, ir ten reikia atsigulti ant to akmens ir pagulėti. Taip, tai žmogus atsigula ir nustemba, kad labai stiprus pojūčiai, kad ten vat, jaučia, kaip ten sakė, kaip vat, garsas kažkoks tai kartojasi netgi, žodžiu, stiprus pojūčiai. Taip, aš atsigulu irgi stogą rauna, nesakiau, negulėsiu ilgai, čia dar buvo jau šaltoka, tai jeigu taip, kad pramuštų visus kamščius, reikėtų pagulėti ilgiau, kokį ten pusvalanduką, negalvoju, neprasidėsiu. Ina atsigulė irgi ten, irgi stiprus pojūčiai, paskui nueinam mes prie ten tos observatorijos, dar nuėjom prie to tikrojo dolmeno ir Martynas sako, mes su Ina ten jau stovim pačiam centre, kaifą gaudom, Martynas taip žiūri į mus, ne, aš tai nieko čia nepajausiu, aš net nepradėsiu, aš nieko čia nedarysiu, žodžiu, o mes jau jį kalbėjom, kad atsistok į tą vietą, užmerk akis ir pabūk. Tai jo nuostabai iš tikrųjų žmogus atsistojo ir tai, ką mes jautėm, jis irgi jautė tą patį, kad energija eina iš žemės labai stipriai aukštyn ir vat, mes visi 3 jautėme tą patį, vat, stiprią tokią energiją. Ir, žodžiu, viskas veikia. Einam mes toliau ir sutinkam ten su bambaliais kelis vyrus. Didžiuliai bambaliai, vandens atsivežti, mes ten dar kažko paklausėm, kur jūs tą vandenį dedat. O jie taip žiūri, kad mes be bambalių ir tokią repliką numetė, kad atvažiuoti šitą vietą be bambalių, tai praktiškai iš viso nėra ko važiuoti. Tai mes taip, ir žodžiu, tie vyrai nuėjo, vienas atsiliko ir irgi tokią repliką eidamas išdidžiai numetė, kad paskutinė baltų šventovė ir čia sugadino viską, sugriovė. Taip. Ir su savo nuomonė jis ten kažkur nuėjo. Mes taip į ūsą juokėmės, nes energetinės vietos sugadinti neįmanoma. Jeigu tu atsistojai ant tos energetinės vietos ir jeigu tu jauti, kad energija neša, tai čia niekas nesugadinta. Žmogus, jeigu jis ateina pradžioje ir mato tik tai formą, forma galbūt sugadinta, ten jau viskas nebe taip, kaip anksčiau buvo, bet tai normalu. Taip, turistai ten lankosi ir gal žmogui atrodo, kad turistai gali kažką sugadinti, bet tai yra neįmanoma, tai yra Žemės energetinis centras, kurio tu neužkiši, nesugadinsi, vis tiek energija eina. Tai vat pradžioje mes matom, kad reikia pasirinkti tinkamų vietų, tinkamą laiką galbūt. Ir labai svarbu, kai pradedantis, jisai iš tikrųjų, kai mes priimam akimis pasaulį, atėjau, pažiūrėjau, aš čia nieko nepajausiu, aš net nebandysiu, čia aš negaliu. Bet pradedančiam tikrai svarbu yra įeiti savo vidinį pasaulį, pabandyti, užsimerkti, pajausti, ką tu jauti, ką tu išgyveni. Ir tiesiog pojūčiai gali nustebinti. Reikia pradžioje ir mantrų kartoti, ir asanas daryti, ir
Pradžia jinai tokia, kad reikia priemonių daug. Bet tai yra kelio pradžia tik tai. Tikslas visų 8 pakopų yra tai, kad žmogus turi sutvirtėti, rasti savo kelią. Bet irgi iš astrologijos su viena moterim ten beveik ginčijomės. Irgi, jinai turi agresijos ydą ir, žodžiu, visur lekia, jinai darbe viską padaro ir jai tiesiog nervas ima, kai kiti nespėja su ją. Ir jinai kalba, kad galbūt reikia surasti kitus žmonės, kad jie spėtų su manim, gal reikia kitą vietą surasti, bet problema yra ne žmonėse ir ne vietoje, problema yra, manyje. Tai tikslas, aišku, talentas jos ir yra per energiją, per agresijos ydą pasireiškianti energiją. Tai kažkada jinai tą talentą išugdys, atras. Tai mes ginčijomės, bet esmė yra, kad žmogus turi rasti savo unikalų kelią, savo unikalų talentą. Ir šitos 8 pakopos, jos veda mus į tai. Ir kadangi dabar mes dirbam daugiausia su pratyahara ir dharana, tai jausmų kontrolė ir koncentracija, tai mes kalbam jau, čia nupiešiau, jeigu matosi, apie emocijas, apie protą, apie veiksmą, apie aukštesnius lygmenis. Tai jau mes anksčiau išsiaiškinom, kad emocija, jinai sukuria mums energijos. Taip, jeigu kanalu leidžiasi energija žemyn, jinai mums duoda energijos. Jeigu aš supykau, aš rasiu jėgų padaryti kažką iš tos energijos. Jeigu aš pilnas džiaugsmo, aš irgi pakylėtai kažką veiksiu, kažką padarysiu, nes turiu daug energijos. Bet emocija gimsta iš mūsų proto. Nusileidžia, nes protas deda pliusus, minusus, jis vertina. Ką vertina? Veiksmus ir įvykius. Įvyko kažkoks veiksmas, protas mums diktuoja. Pliusas ar minusas tai bus ir atitinkama emocija nusileidžia. Bet jau kalbėjom, kad visa ta sistema tai ne aš, tai mano įrankis yra. Aš esu tas, kuris viduje gyvena. Todėl, kai žmogus eina į aukštesnės jogos pakopas, kai jau mes einam į koncentraciją, į jausmų kontrolę, jau mes būtinai turim pradėti mokytis tapatinti save su kažkuo kitu, negu mano protas, mano emocijos, mano mintis. Mintis apskritai yra toks padaras, kurį mes suabsoliutinam, protą laikom labai aukštų darinių, bet protas jis yra kvailas iš tikrųjų padaras. Tas mechanizmas mums yra labai reikalingas šiame pasaulyje, čia gyvenant. Ir kai žmogus tapatina save su atma, kuri gyvena mūsų pačiuose aukščiausiuose sluoksniuose, tada jisai gali pradėti kontroliuoti visą sistemą, visą savo aparatą. Bet dažniausiai mūsų sąmonė tapatina save su šitais žemaisiais reiškiniais. Jeigu kažkas vyksta, tarkim, kažkokia baimė, dabar, pavyzdžiui, į salę įeitų koks pasiutęs šuo, įbėgtų, taip, kas būtų? Ištiktų visus baimę, paniką, kažkur tai šoktų man palangių, ar per langus, ar per duris. Taip, žmogus elementariose situacijose jisai nesitapatina su atma, jisai tada jaučia baimę, emociją ir jis tapatinasi su ta emocija. Tai yra mano, tai aš tą išgyvenu, tai esu aš.
Toliau protas, mano nuomonė, visi eina balsuoti į rinkimus ir kiekvienas turi savo nuomonę, savo protą. Ir kiekvienam atrodo, kad aš esu protas, aš esu protingas ir aš renkuosi šitaip ir tai yra teisinga. Nors kiekvienas renkasi vis skirtingus dalykus ir jeigu protas būtų protingas, visi rinktųsi vieną variantą, patį geriausią. Bet mes kažkodėl renkame skirtingai, vadinasi, mūsų nuomonės skiriasi, vadinasi, protas jis nėra absoliutus. Tai yra tik tai įrankis. Tai netgi protaudamas žmogus daro klaidingus pasirinkimus, dėdamas pliusus ir minusus. Tai pradžia, norint eiti toliau, turėtų būti tapatinimas savęs su dvasinė būtybė. Prisiminti visada, įdiegti savyje tokią programą, kuri visada mums kaip priminimą primintų, kad tu dvasinė būtybė, tu nesitapatink nei su fiziniu kūnu, nei su mintimis. Nes mintis, aš jau kažkada irgi sakiau, ir per Latiehanus kažkas buvo priėjęs po meditacijų, kad žmonės pradeda jausti kitų žmonių emocijas, namie suvalgę kažkieno pagaminto maisto gali pajausti ne savo emociją, o kito žmogaus, kuris gamino tą maistą emociją. O paskui galvoja, kad čia aš pykstu. O gal pyko tas žmogus, kuris maistą darė. Tai mes truputėlį praleidom, kai jama nijama. Nijamos paskutinis punktas yra išvara pranitchana. Tai pati pradžia, pirma pakopa jama, antra pakopa nijama ir jos pabaigoje yra išvara pranitchana, tai yra ryšys su Dievu. Tai yra visko aukojimas Dievui. Bet antroje pakopoje tas visko aukojimas Dievui, tas ryšys su Dievu yra per išorę. Aplink, jeigu imti sistemą, tos sistemos apsuptyje gyvena mūsų atma. Jinai kažkur vidinėme pasaulyje. Išorinėme pasaulyje yra paramatma. Ir matote atma, šaknis atma ir par atma, param atma. Taip, tai yra atmos didžioji dalis. Tai atma yra paramatmos dalelė. Tai kai mes antroje pakopoje ieškome Dievo, tai yra pati pradžia. Aš tik tai buvau gyvulys, aš tik tai išmokau nekenkti, nemeluoti, nevogti, jausti saiką, būti skaistus, švarus, ieškau pasitenkinimo, esu aktyvus, šviečiuosi ir dar ieškau Dievo. Bet ieškau jo išorėje. Pradžioje žmogus ieško išoriniam pasaulyje kažkokių ženklų, bet kai mes lipam aukščiau, asana tai yra fiziniai pratimai, toliau ketvirta pakopa tai pranajama. Pranajamoje jau mes sakom, užmerkite akytes. Taip, tam, kad nugrimstum į save ir pradėtum jausti energijas. Kaip Martynas, atsistojo ten ant to akmens. Jeigu būtų stovėjęs atsimerkęs ir sakytų, aš nieko čia nejaučiu, čia ne man, aš negaliu. O akytės užmerkiai, nugrimzdai į save ir tu jauti jau, kaip energijos per tave eina. Ir pradžioje mes per pranajamą mokomės jausti grubės energijas, tokias, kurios stiprios, stipriai veikiančios. Po to jau mokomės pratyaharos, tai jausmų kontrolės. O jausmų kontrolė tai ir yra energijų kontrolė, emocijų kontrolė, netgi proto kontrolė jau galim sakyti yra 7 pakopa. Kaip tu gali kontroliuoti emocijas ir energijas? Pirmiausia, tu užmerkęs akis pajutai. Sekantis žingsnis yra suprasti, kad čia esu ne aš.
kad mano energijos, jos yra tik tai darinys, kuriuo aš turiu naudotis. Mano emocijos yra tik tai darinys, kuris priklauso nuo įvairiausių išorės veiksnių. Bet galim pabandyti tokį eksperimentą padaryti. Bet dabar paprašysiu užmerkti akis visų, nueiti į savo vidinį pasaulį, pajausti tikrai save, ne emociją, ne protą, o pajausti tą tuštumą, kuri yra gyva jumise, kuri neturi jokio veido. Ir dabar mes norim patikrinti, kiek emocija nesužadinta išorės manyje gali būti stipri. Tai aš paprašysiu jūsų dabar savarankiškai, be jokios išorinės pagalbos, pageneruoti savyje pakylėjimo emociją. Vat turit jausti stiprų pakylėjimą, aukštyn, entuzijazmą, dvasingumą. Vat sužadinkit savyje šitą jausmą savarankiškai. Turit jausti taip stipriai, kad net šiurpas eitų per kūną. Vat kaip aš stipriai jaučiu šitą jausmą. Gerai, tęskim. Kai kuriems labai gerai pavyksta jau išlavinti pojūčiai, labai gerai, kitiems tokia, gerai tęsėme ir dabar aš įjungsiu melodiją ir jums reikės tik tai palyginti, kas buvo stipriau, savarankiškai ar su išorės pagalba. Bet įvertinkit dabar, kiek jūs sugeneravot tos energijos. Dar pageneruokite jos. Įvertinkit lygį, paimkit kokią 10-balę sistemą. Kiek balų duotumėt savo pakylėjimui. Atkreipkite dėmesį, jūsų pakylėjime, kas įsijungia. Protas, emocija, energija ar fizinis kūnas reaguoja į tai, ar eina kokie šiurpuliukai ar dar kažkas. Duokit kažkiek balų ir tą patį darome su pagalba. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Dar pabūkit viduje, vėl įvertinkit pagal skalę. Iš karto įvertinkit visus pojūčius, ką pajutot. Ir kai įvertinsit, pasistengkit šitos būsenos atsikratyti, to pakylėjimo, vėl grįžti prie savo vidinio gyventojo, prie to, kuris yra nepaveikiamas, nei emocijų, nei proto, nei veiksmų. Grįžti į visiškos ramybės ir pasitenkinimo būseną, visiškai nesužadinta. Stebėkite, ką jūs viduje darote, kad nusėstų tą energiją. Ką reikia padaryti, kad ta energija išeitų, emocijos energija. Gerai, pabandom grįžti į salę. Ir pasakykite, kaip buvo lengviau pačiam generuoti pakylėjimą ar su pagalba. Ar buvo kažkam, kieno pakylėjimas dešimtbalėj sistemai buvo stipresnis negu skambant muzikai? Jūsų. Tai muzika jūs nusodino. Nu va, matot, naujokai, gerai. Kiti pajutot, kad pakylėjimas lengviau ateina, kai iš išorės ateina pagalba. Tai yra ne pagalba, tai yra fonas. Tai yra emocinis fonas. Melodija visada turi kažkokią emociją. Ir klausydamiesi muzikos mes įeinam į tą vibraciją. Mes pasiduodame jai ir jinai mus veikia. Todėl jau, jeigu mes kalbam, kaip valdyti emocijas, tai pirmas dalykas, koks yra mūsų emocinis fonas apskritai gyvenime. Mes nekalbam apie tokius vienkartinės emocijas, ten vieną kartą supykau, ten vieną kartą išsigandau, nudžiugau. Vat pabandykit savo viduje įvertinti, kokia yra jūsų pagrindinė gyvenimo emocija. Būna žmonių, kurie gyvena kažkokiam ilgesy, jie visą laiką kažko ieško, ilgisi, vat kiekvieną vakarą gulasi į lovą su mintim, kad vat kažko man trūksta. Yra žmonių, kurie gyvena baimėje. Kiekvieną vakarą gulasi į lovą ir su baime, vat bijo, kas bus rytoj, kaip bus, vat, gal ten darbo bijo, gal dar kažko, mokyklos. Būna žmonių, kurie gyvena džiaugsmo emocijoje. Visą laiką išgyvena vat tokią džiaugsmo emociją. Bet pamastykit, koks jūsų fonas. Ir pirmiausia, reikia pradėti tvarkyti savo foną, nes jis yra giluminis. Jis yra vat tas, kuris pradeda reguliuoti, vat, atma negali net veikti kažką rimčiau, nes fonas trukdo. Jeigu žmogus visą laiką gyvena baimėje, jeigu visą laiką gyvena kažkokiam liūdesy. Tai kaip tvarkyti, vat pirmiausiai reikia apsidairyti, kaip aš gyvenu. Kokią muziką aš klausausi. Mes supratom, kad muzika daro labai didelę įtaką. Bet ką aš klausausi? Jeigu aš klausausi visą laiką grubę muziką, vat jinai sudarys manyje foną atitinkamą. Jeigu aš visą laiką žiūriu ten siaubo filmus, vat, noriu pažiūrėti filmą vakare, žiūriu siaubo filmą, atitinkama bus energija aplinkui. Taip?
Galbūt aš visada žiūriu komedijas, vat visą laiką mano fonas toks. Tai sąmoningai, bet net ne per protą, o per atmą, per aukštesnį save pasižiūrėti, koksgi aš esu. Aišku, kontroliuoti jau yra kitas dalykas, nes kontroliai mes turim pajungti visus planus ir, aišku, svarbiausia protą pajungti, bet kad emocija pasiduotų protui labai sudėtinga, nes emocija visada yra stipresnė negu protas. Vat, pavyzdžiui, jeigu aš pamatau, tarkim, savo vaiką, kuris ima kokią britvą, taip, jis nori imti britvą, manyje išgastis, aš vaikui per ranką ir niekada neimk daugiau, niekada, šaukiu ant jo, purtau, kad niekada, taip, mano baimė išeina per pyktį, vaikas žiūri ir galvoja, kas čia darosi, ir pyktis, ir baimė, visą tą jaučia. Nors jeigu įsijungtų protas, žmogus reaguotų kitaip. Jis tiesiog paimtų rankytę, atitrauktų, padėtų britvą, pasakytų, kad šito daikto imti negalima, paaiškintų, kad čia gali įsipjauti, padėsi ir viskas. Taip? Bet emocija, jinai visada yra tokia stiprioji, jinai neleidžia protui pasireikšti. Tai kad protas nugalėtų emociją, šitie planai apatiniai, jie yra energetiškai stipresni, kuo toliau į viršų, tuo viskas subtiliau. Ir jie dažniausiai laimi, bet savo valia mes galim kontroliuoti. Ir dar kitas dalykas, kamgi mums yra visa ta sistema reikalinga, kodėlgi žmogus ją turi. Tai mes vis grįžtam atgal, ypač kas buvot seminare šią vasarą, tai mes labai gražiai ten išsiaiškinom, tokią pasaką dar sekiau ir labai gražiai išsiaiškinom, kad atma 7 mūsų čakroje, pačioje subtiliausioje, jinai augina ten mūsų misiją, mūsų gyvenimo misiją. Kai subręsta jinai, subrendo, aišku, ką šitą būtybę turi padaryti per savo gyvenimą, ta misija, viena misija, jinai nuleidžia į mūsų protą, į mūsų budhelinį kūną, į mūsų įsitikinimų pasaulį daug vertybių, daug įvairiausių idealų. Žmogus pradeda tais idealais vadovautis, nes jis nesupranta savo misijos. Kaip tik priėjo viena moteris, aš noriu sužinoti savo gyvenimo tikslą. Sako, jūs darot horoskopus, kur galima pažiūrėti, kokia yra misija šio gyvenimo, kokios užduotis. Taip, žmogus pats nesuvokia to. Mes ne vienas nesam tiek tobulas, kad žinotumėm savo misiją, bet misija duoda apie save žinoti, jinai sukuria mūsų smegenyse idealų sistemą. Kad šitaip elgtis yra gerai, o šitaip yra blogai. Ir tu vadovaujasi tais idealais ir tie idealai tave verčia rinktis gyvenime kažkokį vieną veiksmą vienu metu. Bet jūs atėjot į užsiėmimą visi dėl skirtingų priežasčių, dėl skirtingų idealų. Kažkas gal atėjo, jam svarbu pasportuoti, kad fizinį kūną, idealas susitvarkyti fizinį kūną, kažkas atėjo gal dėl informacijos, kažkas atėjo tam, kad iš namų išeit, nereikėtų namuose sėdėti ten. Kiekvienas galbūt turit kažkokį idealą, bet jūs pasirinkot vieną veiksmą. Ir kitaip būti negali, jūs negalite dabar sėdėti namie tuo pačiu metu. Iš tų begalės idealų mes lipdom vieną veiksmą, padarėm vieną veiksmą, veiksmas vyksta ir jūsų protas iš karto analizuoja, ar čia gerai sėdėti, ar čia blogai. Jūs dedat pliusus, minusus. Kažkas galvoja, be reikalo jau šiandien neįdomu, nieko neveikiam, jinai tik tai bla bla bla, gal kitą kartą neįsiu.
O kažkas galbūt galvoja, pagaliau informacija, pagaliau kiek čia galima šokti. Taip. Tai ir vat, nuo to, kokią pliusą minusą padėjot, eina toliau, atsiranda emocija. Pasitenkinimas arba nepasitenkinimas. Emocija gamina atitinkamą energiją jūsų kūne ir energija leidžiasi į fizinį planą ir fizinis planas, jis išgyvena kažkokius tai fizinės patirtis. Jeigu jūsų patirtis buvo pliusinė, tai galbūt ateina kažkokie išsiskiria hormonai, kurie jums suteikia laimės pojūtį jūsų ląstelėms. Jeigu neigiama patirtis, galbūt jūs ten viduje kažkokie neigiami procesai vyksta, vidurius pradeda pūsti ir dar kas nors. Tai vat ateinam iki apačios. Tai yra srautas, kurio mes praktiškai nelabai galim sustabdyti. Jisai tiesiog vyksta, netgi kai jūs renkatės kokį veiksmą daryti, nelabai galit kontroliuoti. Vat, pavyzdžiui, žmogus gali turėti idealą, kad jisai norėtų nerūkyti. Jam reikia padaryti veiksmą, nerūkyti, nepaimti cigaretės ir nesurūkyti jos. Taip, tokį veiksmą reikia padaryti, bet jis nepajėgia to. Jis vis tiek ima ir parūko, tada svarsto, oi, kaip blogai padariau, iš karto bloga emocija, bloga energija aplinkui ir fiziniam plane vidurius pučia, tarkim, ar dar kas nors. Taip. Tai šito proceso mes nelabai galim pakontroliuoti. Bet ką žmogus gali kontroliuoti, tai yra atgalinį procesą. Čia involucinis procesas, kada Dievas mumise nusileidžia žemyn. Atma duoda savo misiją, vykdo per tą visą raizgalinę. Ir toliau ką žmogus daro? Jisai turi geriausiai išvystytą savo fizinį kūną. Jisai pradeda dirbti su juo pačioje pradžioje. Pagal 8 jogos pakopos. Pradžioje mes išmokstam elgtis skirtingai negu gyvulys, taip kaip žmogus daro, po to iš karto fiziniai pratimai. Jisai daro kažką su fiziniu kūnu, prausia jį, žiūri, kad jis elgtųsi atitinkamai. Ir taip mes gaminam energiją. Taip, energija virsta į emociją. Tai šitas momentas irgi mums yra svarbus, nes kai mus užgula kažkokios emocijos, kurios mus nervina, nepatinka, ten skaudina, liūdina, kiekvieną dieną dažnai žmonės nors trumpam išgyvena kažkokią mini neviltį, bet būna, kad ateina kažkokia emocija dienai arba savaitį ir negali iš to išbristi. Tai čia jau žmogus turi kažką daryti, nes energijos mes jaučiam ne tik tai savo, bet jau kaip ir išsiaiškinom, galim jausti energiją salės. Pavyzdžiui, jeigu salė neišvalyta, mes galim ateinam čia ir gali galvą pradėti skaudėti. Galim suvalgyti kažkieno pagamintą maistą, kai žmogus piktas gamino ir galim pasijausti pikti. Ir niekaip neina iš to išeiti ir atrodo, kad čia mano piktis, nors realiai galvoji, niekas nebuvo, kas mane galėtų supykinti, realiai. Taip, kad energijas mes jaučiam jau iš išorės. Tai žmogus turi, pradėdamas savo fiziniu kūnu, nes tai yra mūsų įrankis, su kuriuo mes skanuojam viską aplinkui. Ten liežuvis mums duotas, akis, ausis, nosis, ne tam, kad mes mėgautumėmės. Taip, mes galim mėgautis, galim žiūrėti filmus, galim klausytis muzikos, valgyti ledus, kasdien kavą gerti ar dar kažką, bet ne tam yra duoti šitie pojūčiai. O tam, kad mes į išorę
jaustumėm gerai. Ką jaustumėm? Energijas. Matytumėm energijas per spalvas, jaustumėm ausimis, odą, kvapais. Mes esame aprūpinti tokiais įrankiais, kurie mums duoda informacijos apie tai, kas vyksta. Tik tai, dažniausiai mes nereaguojam. Aš pati kartais save pagaunu, kad ten, pavyzdžiui, sėdi prie kokio horoskopo, tarkim, ir jauti, kad jau to žmogaus energija, kuriam tu darai, jau jinai tave užliejo ir tu jauti, kad jau yra negerai. Ten, jeigu rimtos problemos, jau jauti, kad ir tas skausmas ateina, ir neviltis kokia nors, ir iš viso kartais atrodo tą kompiuterį, kai sviesiu, nedarysiu vaikui nei valgyti ir iš viso nenoriu čia būti ir viskas. Kažkokia ateina svetima energija. Ir būna kartais, kad, tingi tu kažką su tuo daryti. Ir tu dirbi ant tos energijos ir, aišku, kol darai tą horoskopą, galbūt ir gerai, nes tu tiksliau tada perteiki žmogui, kas su juo darosi, bet po to reikėtų kažką padaryti. Ką padaryti? Kaip ties energetiniu planu, ką daryti? Tiesiog, jeigu pasijutot kažkada, kad jau kažkieno svetimos energijos į jūs braunasi, tiesiog galima žvakę uždegti, galima ar pasimelst, ar kažkokią meditaciją padaryti, išsivalyti, užsidėti apsaugas. Mes per užsiėmimus N kartų darėme įvairiausių praktikų. Tiesiog reikia vieną kažką paimti ir padaryti, ir viskas, ir tai pasibaigs. Bet dažnai ar valios trūksta, ar kartais atrodo, kad praktikos, kurias darome per užsiėmimus, yra skirtos tik užsiėmimams. O atrodo, kad realybėje jos gal ir neveikia. Tai tiesiog reikia, čia mūsų sąmoningumas ir yra. Kiek aš gavęs žinių, kiek aš jas taikau, kiek aš su jomis dirbu. Tai ryte, jeigu aš visą laiką atsikeliu ten, nelaimingas, ateinu ten, kaip mano vaikas, reikia iš lovos išmesti, kad jis nueitų į tualetą ryte, ateina į tualetą, yra skalbimo mašina, taip su rankom atsiremia ir stovi kelias minutės ir dūsauja. Sunku vaikui keltis, taip? Tai ką reikia daryti? Jeigu sunku, reikia energizuotis. Darom fizinius pratimus. Pradėk vieną pratimą daryti ir jau tu iš karto pajausi, kad energetinis fonas, pakilo. Kažkokį pratimą. Pats paprasčiausias, atsimenat, mes kvėpuodavom šitaip arba šitaip. Pats paprasčiausias pratimas. Iš karto energetika užsisuka, emocija ateina kita. Nenori pratimų daryti, yra čia vam prašas. Tonikas, šaukštelį į burną ir čiulpi ir šypsena atsiranda toj pat veide. Kažką daryti reikia. Toliau, kai mes išmokstam pasigaminti energijos sąmoningai, ne kažkas mums nuleido ten, atėjau į užsiėmimą, kažkas davė man energijos, grupėje pasigaminom. Ne, aš turiu išmokti, aš esu vienetas, aš turiu išmokti pats pasigaminti. Pasigaminau energijos, automatiškai keičiasi mano emocinis fonas. Nuo to, kokią energiją aš gaminu, kokius pratimus aš darau. Kyla emocija, išeik ryte pasivaikščiot, aš pernai visus metus tą darydavau, kiekvieną dieną be išimties, nuostabus pojūčiai, ryte išeini pasivaikščioti pusę valandos ir emocijų gerų visai dienai per akis. Toliau geros emocijos gamina teigiamas mintis. Iš tikrųjų, taip yra, nes ateina pozityvi energija. Ir toliau pozityvios mintis, atliekam pozityvius veiksmus. Pozityvus veiksmai virsta į principus pozityvius, kažkokias vertybės pozityvės. Ir čia, kai subręsta tos vertybės naujos,
ne Dievo nuleistos, bet mūsų pasigamintos, mes iškeliam energiją aukštyn atmanui Dievui, savo Dievui ir tada pasikoreguoja mūsų misija. Misija nėra tokia, kad ji nesikeistų. Jinai keičiasi, bet pats principas misijos nesikeičia. Keičiasi jos lygis. Ir kiekvieną kartą, kai mes, tas procesas užtrunka ilgai, kad nuvesti, pagaminti savyje naujų vertybių, reikia kokią 10-20 metų kažką praktikuoti, tada tos vertybės pakoreguoja mūsų misiją. Ir kiekvieną kartą, kai mes sugebam tokią energiją iškelti, mes pereinam vis į kitą lygmenį. Dėl to žmonės yra skirtingose lygmenyse. Žiūrint, tarkim, misija gali būti labai panaši, bet mes galim matyti, kad jinai pas vienus giliau, pas kitus paviršutiniškai yra daroma. Ta misija nesikeičia nuo pat mūsų evoliucijos pradžios. Apie žuvis jau pasakojau jums? Ne? Nes čia vienas iš paskutinių tokių gerų patirčių, kaip tas paramatma, kuris yra visa erdvė, kuris save realizuoja, sukuria mus, duoda mums paramatmą, paima vieną savo dalelę, kuri yra tobula ir apvelka ją, čia ore, apvelka ją fiziniu kūnu ir sėdi kokia nors irutė, pavyzdžiui. Taip. Apvelka kūnu ir ta atma, jinai tobulėja fiziniam plane, bet pati jinai nesikeičia, jinai turi, kokia jinai buvo nuo pat sutvėrimo, tokia jinai bus iki pat, kai jau šita atma kurs savo visatą. Tai vieną dieną sėdžiu aš pas kirpėją, o ten toks didelis akvariumas ir didelės žuvis plaukioja. Ir, žodžiu, sėdžiu ir stebiu. Tai viena žuvis buvo statybininkė. Ten tokie 2 akmenys padėti, kažkoks pagaliukas ir ta žuvis, žodžiu, priplaukia ten į vidų, su burna pakabina smėlio, išplaukia, išspjauna, vėl įplaukia ir, žodžiu, ir jau jinai, žiūriu, jau gali įsilysti, tupi. Statybininkė. Taip. Kita žuvis visą laiką atplaukia, ten tas burbuliatorius toks padėtas ir burbuliukai kyla aukštyn, atplaukia, taip snukį pakiša ir čia burbuliukai taip matyt kutena, pabūna ir vėl nuplaukia. Apiplaukia ratą, vėl grįžta ir vėl. Tai čia jau būsimas masažistas koks nors. Kitas žuvis ten tokios nieko neveikia, bet karts nuo karto susipeša ir vėl išsiskiria. Tai, žodžiu, jau charakteriai, bet žuvis tos pačios veislės, tos pačios. Bet jau matosi, kas į jas yra įdėta. Ir jos tobulėja ir ta misija nesikeičia. Ta, kuri buvo statybininkė, jinai visada ir bus statybininkė. Jinai, kai taps žmogumi, pradžioje galbūt aborigenų kažkokioj genty ten statys iš šakų kažkokius namus. Paskui galbūt gims aukštesniam kažkokiam lygmenį, statys ten kokius dangoraižius, gims dar subtilesniam lygmenį, kai jau žmogus patobulės, galbūt jis statys ašramą ir jam bus svarbu, kad ten vyktų kažkokia dvasinė veikla. Bet jo misija, jinai gali gilėti, stiprėti, didėti, bet jinai nesikeis. Ta žuvis, kuri ten snukutį kutenosi, jos misija irgi liks ta pati, tai yra ta atma apsivilko tokia, ten viduje jinai tokia yra, kuri turi siekti malonumo. Tai aukščiausiam lygmenį galbūt tai bus kažkoks žmogus, kuris sukurs kažkokį tobulą
būdą, kaip suteikti fiziniam kūnui malonumą, ar reabilituoti jį, ar vat, kažkokią galbūt išras kažkokį masažo naują būdą, vat, kokį nors ten super turbo. Tai vat, mūsų misija, jinai nesikeičia, todėl kad atma nesikeičia. Paramatma mums uždėjo, vat, įkalino mūsų vat, tą mažą gabaliuką atmos, įkalino į fizinį kūną ir viskas. Tas gabaliukas, jis viduje, vat, ir yra ta tamsi tuštuma, kuri pradeda tobulinti tą apvalkalą. Buvo žuvim, numetė, patapo ten kokiu šunim, buvo šunim, ten tapo žmogum irgi vat, kokie lygmenis, vat, vis keičiam kūną, keičiam, evoliucionuojam ir vat, kai mes sukaupiam savarankiškai kažkokią patirtį, mes išeinam visi kitą lygmenį, visi kitą. Tai va, šitam kelyje labai svarbus yra sąmoningumas. Todėl, kad tik tai jis gali mus vesti pirmin. Jeigu nėra sąmoningumo, visi šitie mūsų emocijos, protas, veiksmų. Tai va, sąmoningumas jis nesiranda toje sistemoje. Jis yra už sistemos, kaip ir mūsų atma yra už sistemos ribų. Bet sąmoningumas tai yra vat, tokia būtybė, kuri irgi miršta kartu su fiziniu kūnu. Todėl kitą kartą, kai mes gimsime, tas sąmoningumas gims iš naujo. Ir jo išsinešti mes negalim, bet atma, jinai kiekvieną kartą kūrė tą fizinį pasaulį ir sąmonę, sąmoningumą pagal prieito įsikūnijimo aukščiausius pasiekimus. Vat kiek aš pasiekiau prieitam gyvenime, mano atma sukurs sąmonę, kuri neprisimins buvusio gyvenimo, bet jinai bus vat, tokia sąmoninga, kiek sąmoningas aš buvau prieitam įsikūnijime. Kodėl sąmonė nėra atmos dalis? Todėl, kad sąmonė priklauso vat, šitai, toks tarpinis junginys tarp sistemos ir Dievo. Kai mes esame be sąmonės, kai mums daro operaciją, tarkim, mūsų sąmonė atsitraukia. Vat jinai, mes savęs visiškai nejaučiam, bet tai nereiškia, kad atma dingsta kažkur. Atma lieka su fiziniu kūnu surišta. Ne fiziniam kūne, bet surišta su juo. Jeigu atma pasitrauktų, fizinis kūnas iš karto žūtų. Bet matom sąmonę, jinai gali atsitraukti ir kūnas nežūva nuo to. Taip? O atma, jeigu atsitrauktų viskas. Atma atsitraukia po operacijos, jūs nebeatsigausit. O sąmonė, jinai va tokia. Tai galima sakyti, kad kai mes darom meditacijas, kai mes keletą užsiėmimų dirbom ir stebėjom save, tai sąmonė ir yra tas aparatas, kuris stebi, ką aš darau. Kaip sakydavau, įjunkit savo filmavimo kamerą ir stebėkite, ką jūs darot. Jinai ir stebi, ką aš jaučiu, kokias energijas, kokias emocijas, ką mano mintis veikia. Sąmonė nėra protas, nes jinai stebi mintis. Protą stebi. Todėl jeigu sąmonė būtų proto darinys, jinai negalėtų savęs stebėti. Jinai stebi iš kažkur. Jinai gali stebėti ne tik tai mintis ir protą, bet ir veiksmus, ir vertybės gali maždaug jausti, kokios mano vertybės. Taip? Tai tą sąmoningumą mes turim visą laiką įjungti. Ir sąmoningumas ir turi būti mums tas priminimas, kad aš nuo šiol turiu pradėti save tapatinti su kažkuo neapibrėžiamu. Atma, jinai neapibrėžiama. Tas pagavau ir kas yra tarp mano delnų, paramatmos dalis,
kuri gali tapti bet kuo. Tobula dalis. Bet kas tai yra? Bet mes negalim pasakyti. Tai norėčiau jums duoti tokią namų užduotį. Visi turit mobilius telefonus, kur gali būti priminimai duodami, ar ne? Tai jūs paimkit atsitiktinius laikus, rytojui nusistatykit priminimų ten po 12:10, 15:05, ten kokias 8:20, bilia kokį laiką nustatykit keletą kartų per dieną, kad jums būtų priminimas, aš dvasinė būtybė. Kad jums, jūs ten kalbatės telefonu, taip, gerai, jeigu jūs ten sėdit prie pusryčių stalo, ramiai ir jums priminimas, aš dvasinė būtybė, gerai, aš jaučiu, kad aš tikrai dvasinė būtybė. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, kalbatės ten telefonu arba jūs ten su kokiu vadovu ten kažką diskutuojat, ten prašot paaukštinimo ir jums ten ting, aš dvasinė būtybė, palauk. Man čia svarbiau, aš turiu išsiaiškinti su vadovu kažką, taip, o jūs pabandykit, kad tuo metu suskambėjo ir tikrai, nesvarbu, ką darytumėt, ar vairuojat, ar kalbat su kitu žmogum, ar ten kažkam velnių atrašinėjat, prisiminkit, kad aš esu dvasinė būtybė, aš esu ne energija, ne emocija, ne protas, ne kūnas. Aš esu kažkas daugiau, aš esu ta vidinė tuštuma, kuri neturi formos. Pagavau, ten nieko nėra, tuštuma, bet jinai yra gyva. Pajausti tą. Ir taip pat, jeigu turėsit laiko, kažką iš tokių meditacijų, ką mes darėm, klausotės muzikos ir koncentruokitės ne į garsą, o į tai, kas yra už garso, į tuštumą, į tylą. Žiūrite filmą ir žiūrėkite į tuštumą tame filme, kur yra erdvė, kuri dar nesirealizavo. Pabandykit pamatyti tą dievišką prigimtį. Užmerkę akis irgi koncentruokitės ne į tai, ką aš jaučiu, bet į tai, kas aš esu iš tikrųjų, į tą vidinę tuštumą. Toks pradinis kelias būtų, einant link tolimesnių pakopų. Ar turim kokių klausimų? Gerai, tai nepamirškit, padarykit su telefonu tokį eksperimentą. Jeigu patiks, padarykit ir rytoj, ir poryt. Aš klausiu, o sąmonė ir pasąmonė? Sąmonė ir pasąmonė yra toks darinys, mes per astrologiją labai gerai išsiaiškinam, nes mums ten priklauso išsityrinėti. Tai ta mūsų atma, kurią mes tarp delnų pagavom, pradžioje jinai yra nesąmoninga, jinai visa yra tiesiog pasąmonė, jinai neturi sąmonės visiškai. Bet pradžioje jinai ir yra kažkoks akmuo, kuris nieko nejaučia, nieko neišgyvena, bet moka augti, gyvas padaras. Ir bėga daug tūkstantmečių, kol atsiranda mažytė kažkokia tai sąmonės apraiška, kada akmuo pradeda kažką jausti. Ir jis tada suskilęs, praradęs savo dvasią, jis persikūnija į kažkokią tai augalą, į kažkokią tai labai primityvę būtybę. Ir kuo daugiau mes įsikūnijam, mūsų sąmonė vis auga ir ta pasąmonė jos mažėja. Mažėja. Ir mūsų tikslas, kur šviesa, čia yra sąmonė. Kur tamsa, tai yra mūsų pasąmonė. O mūsų tikslas, dirbant su savim, pasiekti tokį lygmenį, kad pasąmonės iš viso neliktų, kad liktų vien tik tai sąmonė. Todėl kai kurie jogai, kurie tikrai jau siddha jogai labai daug pasiekia, kuriems jau nušvitimas ant nosies, jie patys sugeba kontroliuoti ir virškinimo procesus,
ir kūno temperatūrą, ir va, tokius dalykus, kurių mums nepavyksta pasireguliuoti. Jie visą tą sąmoningai gali reguliuoti. Ir kai mūsų va, ta atma, kuri pradžioje buvo vien tik pasąmonė, taps sąmonė, tada jinai taps tobulą, turės tobulą pasireiškimą ir čia kažkoks talentas pasauliui sušvis.